Nu, kaip tau ir vaizdelis? Baisi. 1.9 tada jį. 1.9 tada jį. Širdutė. Ai, dar įspūdingai. Neįlinis variantas yra čia širdis. Na tai sveiki sugrįžę į Bildo epizodą. Šiandien bandysime jums parodyti, ką reiškia pirkti automobilį pagal tai, kaip jis atrodo ir ką realiai gauname. Tai, kad nebūtų jums ateityje nuoskaudų ir nenukentėtumėt, kaip šiuo atveju, pirko kaip įbrėžta, bet iš tikrųjų ten yra daug paslėptų kėbulo defektų ir taip toliau. Tai vat eisime ir parodysime. Na tai čia kaip ir matom didžiausią visą damage. Tai automobilis iš ties yra pažeistas į kampą, nieko tokio baisaus atrodo. Žinoma, ratus ir važiuoklę jau sutvarkėm, nes ratai, aš jums galiu parodyti, kaip atrodo. Štai tai ratlankis yra visiškai išplėštas, o būtent tas, kuris stovėjo tenai, jis grįžo tik tai padanga ir jo išorinis bliūdas. Centro net nebėra, jis visiškai subirėjęs. Tada antras damage'as, tai šis sparnas. Irgi atrodo visai nieko čia blogo, tiesiog skardos palankstytas, bet buvo ir ratas sudaužytas visiškai, net nežinom kuris stovėjo, tik spėjom, nes visi ratai buvo mašinoje, o automobilis atvyko stovintis paprastai ant stabdžių diskų. Tai žodžiu, čia buvo amortizatorius visiškai sunaikintas, dar neaišku kaip yra su guoliu, bet guolis greičiausiai irgi bus blogas. Tai ne apie tai. Grįžtame prie esmės, tai perkant tokį, atrodo, čia tiesiog perbrėžtas šonas, nieko iš ties baisaus, truputį kliuvęs kampas, ratai visi išgriuvę buvo, dar vėlgi paminiu tą. Bet turime gilesnį pažeidimą, tai kas slepiasi giliau, tai ko nematom iš išorės, atrodo tiesiog bus nustumta plastikai ir kažkokios kardelės. Bet iš ties, kadangi čia yra standartinis automobilis, jie visi pagaminti praktiškai taip pat. Tai turi visą laiką čia metalinę dalį ir turi lonžeronus pagrindinius. Tai lonžeronai tiek šitas, tiek tas yra visiškai nusukti, daugiau nei 45 laipsnius kampu. Viršutinės kėbulo dalis yra visiškai sunaikintos. Anoj pusėje gal dar kažkiek gyvesnė, bet vis tiek reikės pirkti naujas dalis ir tai suremontuoti. Su galu, tai ką su galu matom išoriškai, atrodo visai nieko baisaus, bet ką tas nieko baisaus reiškia, kai pradedam gilintis, tai kad šita išorinė skarda sulankstyta, tai nereiškia, kad tik ji pažeista ir vidinė skarda, pažeista netgi skardos, kurios matomos iš bagažinės vidaus. Netgi šita apdaila nebeįsideda į vietą, nes tiek yra nustumta viskas. Jos įdėti nebeįmanoma. Ten netgi kompiuterių stovi didelė krūva ir jie visi gali būti įskylę, palaužyti ir nebe savo vietose. Viskas yra išjudėję. Dar vienas kampas. Tai čia irgi smūgio būta. Tai neaišku, kiek to smūgio buvo į ratą, nes visi ratai yra sugadinti. Tai ir čia dar guolis laukia, kaip sakyt, patikros. O po šitų bamperių čia irgi toks tik lengvas įbrėžimas, bet po tuo įbrėžimu slepiasi daug plastikų, kurie turi savo kainas, slepiasi kėbulas taip pat sulankstytas ir visa tai matosi tik iš apačios, tiesiog giliau įlindus. Dar mato duslintuvą, jis dabar atrodo, kad stovi ne savo vietoj, bet jisai iš tikrųjų jau yra pakeistas ir jisai stovi savo vietoj, dabar viskas, kas ne vietoj, tai geometrija automobilio bendra. Tai va, tai perkant tokį kotletą, reikia gerai žinoti automobilio struktūrą ir iš ko jis susideda. Ir šiaip kiek detalių yra už to bamperio, nes visą laiką tik bamperis slypi. Jei tai būtų kokia nors Honda, Toyota, tai ten būtų bamperis, vos keli plastikai ir gal tas metalinis balkis. Ten iš ties paprasta konstrukcija. Pas aukštesnės klasės automobilius ten pilna visko. Na ir dedant važiuoklę atgal, dar teko pakeisti ir traversą, ant kurio stovi visa važiuoklė, bei variklis su greičių dėže. Tiesiog bendra konstrukcija po varikliu. Tai tas traversas buvo nuo nusuktų lonžeronų
nuplėštas iš savo vietos ir kreivas, tai jo nebegalima naudoti. O pati važiuoklė, tai kad ir čia Porsche parašyta, čia yra Audi važiuoklė. Ir Audi važiuoklė nėra pati maloniausia darbui, nes tiek varžtai, tas pats vadinamas def boltas, kuris yra viršuje, pagrindinėje stupicoje, ne visą laiką nori atsisukti. Laimiai šį kartą atsisuko. Bet lendant giliau, tai tie varžtai pagrindinių šakių, jie labai įdomus, keistais kampais sudėti, prie jų reikia skirti daugiau darbo ir jėgų. Iš nematomų vietų, kas pažeista, tai pažeista turbina, tai greičiausiai dar pasiseks ir pasikeis tik tai turbinos elektrinis valdymas, mes čia nematom, čia oro filtras, po jo visa turbina, tai tenai paskui atsikaptysim, parodysim iš arčiau. Tai va, žiūrovai. Daugiau apie tai, kaip pirkti automobilius, mes dar parodysime eigoje. Ir kokie smūgiai yra pavojingi, taip pat parodysime. Na, o dabar einam tvarkyti. Šis automobilis yra puikus pavyzdys, kodėl perkant automobilį iš aukciono labai svarbu viską įvertinti iš anksto. Čia visgi matome, kiek daug paslėpto mušimo. Štai čia ir atsiranda BitPro LT privalumai. Jie ne tik padeda surasti automobilį pagal jūsų kriterijus, bet ir asmeniškai atrenka geriausius variantus, kurie neturės tokių netikėtumų. Be to, jų paslaugos kaina yra viena geriausių rinkoje, o jei turite klausimų, atsakys bet kuriuo paros metu. Tai ypač svarbu, kai aukcionai vyksta skirtingose laiko juostose ir reikia greitai priimti sprendimus. Ir jie gali pasiūlyti jums iš karto plaukiančius automobilius. Na ir nepamirškite, kad jie yra Instagrame ir jeigu seksite juos Instagrame, jūs būsite pirmas į geriausius pasiūlymus. Tai jie visą laiką yra aktyvūs, kiekvieną nupirktą variantą iš karto postina Instagramo storiuose. Tai labai gerai, kai turi partnerį Amerikoje, kuris turi patirtį su tokiais smūgiais ir gali iš karto pasakyti, kad ne, čia ne tik plastikas lūžo, čia bus daugiau ir giliau. Tai kaip ir šis pavyzdys, labai akivaizdu, viskas giliau yra nusukta, o kadangi šie automobiliai yra ankštos konstrukcijos, tai tik kažkas sujudėjo, visą kitą eina iš paskos. Tai gali būti, jeigu paimtume sluoksnis, tai 1, 2, 3, 4, 5 sluoksnis, tai šiuo atveju mes turime nuo 1 iki 5 sluoksnio viską sutrupinta. Nors smūgis tik tai į pirmą vietą ir atrodo jis tik išorinis. Ai. Čia turėtų būti tiesiai. Šita vieta turėtų būti maždaug čia. Nu, kaip tau irmi vaizdelis? Baisiai. Su tokiais lavonais tai jau geriau tik skandolius darys. Beje, gali čia pamatyti mūsų karjerą skandusią, kuri realiai aplyta buvo. Dar viskas bus žiauriai fainiai, jeigu užteks viską atsukti ir nieko nereikės lankstyti, kad ištraukti užspaustą kokį nors daiktą. Dabar toks trumpas mūsų tikslas šiai akimirkai, tai yra nusiardyti priekį, kad susižymėti, kurių kėbulo detalių reikia užsakyti naujų. Nu ir dar be to, kad šiaip visai jinai apdaužyta, pliusas yra tame, kad turim panelę nešovusi. Turim net sėdynę šovusi, airbagą, lubos, aišku, vairas, kojos. Čia dar kojas nešauti. Vo. Iš viršaus apfotkinu. Iš. Čia fotkinis tos. Ai, nors tas komplektinis, bet noros... Jo, su šitu visi susuktas. Paprasta vakuuminio šlangutė tiesiog. Kai nori atkartot BMW, bet tau nesigauna. Kai nori atkartot. Nestum gera mašina. Čia ne Porsche.
greitis irgi smagus. Ne, aš manau, gal eis lengviau. Ne, dar negreitais. Viskas prikepė. Jis ten kiekvienos mašinos tai buvo. Nu. Bet aš sakau, žiūriu, nebėga. Irmi savo srity. Spariono išleidėjas. Čia prieiti išeis. O pagrindinė didžioji fiškė pas tave? Nuplėštas. Dar apžiūrinant variklį, oro filtras tikriausiai nuplėšė vieną laidą, 2 realiai. Užveršti kiekiai. Be užšinimo. Taip ištraukti. O gerai, neįlaš. Čia laiko kažką. Vagi matau kas. Tas. Ko reikia? Tavo galą į viršų reikėtų. Sveria. Va, man reikia išlipti, aš durnai kažkodėl. Pasileisiu. Tai palauk, kur tu lėki? Nušikt viską reikia, ne? Kas čia per vago sprendimas? Su dirželiais prisikabinė tiesiog va. Das Original? Nieko čia nedarėm. Tiesiog su dirželiais paprastais prikabino laidą, kuriem reikėjo. Tai jo, kažkur reikia taupyti. O, 1.9 tada jį. 1.9 tada jį. Širdutė. Čia ne 1.9. Čia ne 1.9. Ne, komentarai jau verk. Man tai šiaip nėra skirtumo, ar čia 1.9 ir... Jei pasakytų 1.9 įtikinamai, sakyčiau, jo, gali būti, nes mažas variklis. Bet ir aš... Na tai kas sudužė ir ko reikia naujo, tai reikia šito akinio naujo, galbūt šitą alkūnę pavyks išties, čia jos yra toks gabaliukas, nes jeigu ją keist, tai reiškia keist reikia jau ten labai daug. Gal nereikia tiek veltis. Dėl skardos, kuri atsakinga tik tai už prilaikymą. O kaip yra čia, bent jau iš akies matau, kad nustumtas galimai šitas kelmas. Labai norėčiau, kad tai būtų netiesa ir kad nebūtų nustumtas, bet vizualiai taip žiūrint, nu yra šiek tiek momentas, kad gali būti, bet nedaug, centimetrą pusantro. Ir kasgi čia, tai čia tas pats galiukas kaip tenai nulenktas, tai tą patį reikėtų bandyti tvarkyti. O šitas skardelės, kurios susideda galbūt net iš 5 skirtingų skardelių, reikia naujas sudėti. Tai va, tai realiai nieko baisaus, baisiausia lonžironai buvo nusukti, prie kurių daugiau darbo, nes jos reikės arba tuos pačius, arba naujus. Žiūrėsim, ką pasakys kebulistas. Ar jie tvarkomi, ar nebe. Pagal mane dar turėtų būti tvarkomi, bet šiek tiek žaidimo bus. Jo, tai grįžtam prie tų pačių niuansų sudaužimų, didelių, nedidelių. Tai šiuo atveju nedidelis daužimas, bet didelė bėda viduj paslėpta. Tai kas prie to veda, tai jeigu šiti nulenkti būtų dar šiek tiek daugiau, jau aš manau, net ir dabar yra pem tikimybė, kad reikės variklį išsiimti tam, kad juos sutvarkyti normaliai. Netgi jeigu reikėtų juos keisti pilnai, visą lonžironą, tiek šitą, tiek kitą, būtina variklį ištraukti ir būtina viską aplinkui, kas trukdo prieiti prie lonžirono, išsiardyti. Tai važiuoklė visos termoizoliacijos, visi varžtukai, šlangelės, laideliai. Tai begalė darbo ir tas darbas tikrai sukelia automobilio bendrą kainą. Nes, kaip žinoma, valandinis įkainis čia skaičiuos labai greitai. Ta patį priekį numesti gan grubiai, kad greičiau prieiti prie tikslo. Užtrukome tik valandą, tai valanda tikrai greit praėjo, o dar detalių išrūšiuoti ir viską utilizuoti liko begalę. Tai taip. Na tai šokime pažiūrėti realius pavyzdžius iš aukcionų. Tai pradžiai
pažiūrime X3 modelį. Tai yra G kartos G01 X3 modelis. Ir norėčiau papasakoti, kaip išsirinkti ir neapsipirkti aukcione. Tai kaip pavyzdys. Šis X3 turi ne tik smūgį į galą, ar tik į priekį, jis turi visur, į visas pusės. Na ir jo priekis yra išskirtinai stipriai sudaužytas, net sunku pagalvoti, kaip ir kur iš čia taip papuolė, nes iš visų pusių jisai sumaltas. Tai negana to, kad jisai sumaltas iš viso priekio, dar visi šonai, galas, stiklas išdaužtas, visas salonas iššaudęs, dar kraujo turim. Jo, ir klausimas net situacija kokia su varikliu. Žinoma, jis yra atstatomas, bet tai yra per didelė investicija į tą visą remontą. Tai rezultate jūs turėsite tiesiog brangiau rinkos kainos automobilį. Tai šitą metam iš šono. Einame pasižiūrėti realesnį variantą. Tai, pavyzdžiui, kalbant tik apie smūgį, aš nekalbu kokią komplektaciją to automobilio. Tai kalbant apie smūgį, va čia yra brauktas šonas. Tai galim dar netgi pabandyti išsididinti. Tai turime brauktą sparną, turime brauktas duris. Duris jau reikėtų keisti, galinės duris tikrai keisti, turėsime šiek tiek palankstimų slengstyje po durimis, kas yra nematoma, ratas tikrai bus prakirstas ir važiuoklė bus išmušta kažkiek. Tai sąlyginai šito X3 remontas būtų išties nebrangus, nes tai yra tik durų kaina, plus jeigu į spalvą nepataikysite durų, tai reikės dar persidažyti jas. Tai čia to remonto, manau, galima tilpti be darbo, tik tai detalėmis ir dažymais, kokias 2-2,5, tikrai įmanoma stulti. Tai va, tai važiuojam toliau. Salonas šio X3 taip pat yra sveikas, nieks nešaudė. Tai čia tiesiog puikus variantas, kaip nusipirkti savo su lengvų remontu, lengvų ir greitų remontu. Taip. Einame prie kitų variantų, tai parodysiu, kaip išsirinkti, pavyzdžiui, Mustangą. Tai šis Mustangas yra iš priekio smūgio žiūrint baisus, labai baisus. Bet jeigu smūgis būtų ties šitą vietą šiek tiek mažesnis, variklis būtų tikrai nepaliestas ir būtų galima jį pirkti. Bet šiuo atveju yra variklis paliestas ir tada pradedam kalbėti ir apsimoka. Na tai jeigu smūgis būtų šiek tiek mažesnis, variklis būtų tikrai sveikas, tai būtų galima pirkti, nes tokie smūgiai praktikoje atrodo baisiai, bet jeigu kapotas yra padaręs tą palapinę, tai nebūtinai reiškia, kad ten labai blogai. Nes lonžeronus, kaip matom, jie kaip ir vietoje, nes balkis čia stovi ganėtinai tvarkingai, šiek tiek kliudytas. Taip, tai parodysiu, kur šio smūgio esmė. Čia puikiai matyti, kad pavarų perjungėjo nebėra. Kur jis yra? Jis su greičių dėže pabėgo tiesiog po mašiną. Ir iš kur tai žinau? Tai, pavyzdžiui, galite pažiūrėti, tai yra manual transmission. Tai manualas reiškia, pavarų perjungėjas yra mechaniškai kietom jungtim prijungtas prie greičių dėžės. Tai tokiam smūgiui atsitikus, variklis nušoko gilin po automobiliu. Tai šitas variantas realiai atkrenta iš realių, nes tiesiog vėl per didelė investicija. Šis nebent tinkamas ardymui, kas likę sveika iš galo. Tai tada kitas variantas Mustango pirkimui. Tai čia atsitrenkęs, sakykim, į stulpelį. Tai priekis yra muštas stiprokai, bet akivaizdu, kad smūgis giliai nenuėjo, jis realiai pasiėmė radiatorius ir baigėsi ties varikliu. Varikliai pas Mustangų stovi gan toli, čia net matosi. Tai viskas, kuom rizikuojam, tai papildomai turėti išsiurbimo kolektorių sutrupintą. Tai čia plius minus to dūžio remontas. Aš manau, jeigu tvarkant su signelos detalėm, kurios išties neblogos, galime susidėti su remontu, su dažymu, su kebuliniais ir tomsom detalėm. Aš manau, tarp 7-8 tūkstančių galima tilpti su šito smūgio remontu, čia įskaitant airbagus. Dar vėlgi galima saloną persiūti pagal savo norus. Tai galima talpinti ir 10 tūkstančių tą remontą, bet jau turėti pagal save išpildytą automobilį. Ir
aš sakyčiau, kad čia yra variantas. Tikrai čia yra variantas pirkti savo, netgi ir pardavimui, nes čia nieko baisaus. Atrodo tai baisiai, gal kažkiek aukcionė sužaisti su geresnė kaina, bet čia tiesiog tinkamas variantas savo ir pardavimui. Ir eikime prie Mustango, kuris atrodo iš vis sveikas ir jis tikrai atrodo dar įspūdingai. Neeilinis variantas, tai yra čia Shelbys. Ar tikras? Panašu, kad tikras, tik dar gerokai į jį investuota. Tai gal toks žaislas būtų visai nieko. Tai čia vėlgi šiam modeliui signalų detalių nebus, bus tik tai panašios nebent, bet čia kas sudėta, čia realiai sudėta amerikietiškas tuningas, ką aš matau. Ir kalbam apie smūgį, tai smūgis čia yra labai geras, ratas išplėštas iš savo vietos, bet čia nėra nieko blogo, tai mes realiai turime keitimui visą važiuoklę, tai amortizatorių, šakės ir galbūt reikės pakeisti ir traversą, bet traversai šių Mustangų nėra brangus, jų pakeitimas labai paprastas, tai čia kažko blogo, dėl ko reikėtų nepirkti, tikrai nėra. Čia puikus variantas, jeigu norite Shelbio tikro ir dar su daug žaislų ant jo. Na ir bėkime prie to, ką mes dabar labai mėgstam, tai Dodge Ramo. Ir šis Ramas atrodo visiškai panėręs gal po fūrą, bet galime atkreipti dėmesį, kad smūgis buvo aukštas ir pagrindinė vieta, kurios reikėtų labai bijoti, nes tai yra didžioji sudedamoji dalis Ramo automobilių, tai yra rėmas. Tai jeigu rėmas gauna smūgį, yra visą laiką pavojus gauti rėmą, kuris bus pastumtas. Tai jeigu smūgis buvo į priekį į vieną iš rėmo detalių, per įstrižainą gali būti pasislinkęs ir tai yra netaisoma. O šis smūgis įvyko virš rėmo, tai šitos dalys kėbulinės, jos yra keičiamos. Signeda turi, tikrai mačiau, ir neoriginalių, ir originalių gali pasiūlyti šitų detalių. Jos yra keičiamos nesunkiai ir čia yra nieko blogo. Viskas, kas stovi priekyje, taip pat galima rasti Signedai nesunkiai. Aišku, galima ir originaliom susirinkti toj pačioj Signedai. Ir šitas smūgis yra labai geras. Čia nėra ko bijot, čia realiai yra sveikas automobilis. Čia vienintelė vieta, kurią reikės virinti ir keisti, tai šitie ragai. O visa kita keičiasi ant varžtelių. Tai išties puikus variantas jums. Ir aš šitą variantą tikrai dar pasižiūrėsiu. Gal reikia, kad jis atsidurtų čia, šitam garaže ir jį prikeltume antram gyvenimui. Na ir salonas. Nieks nešaudė. Tobulas smūgis. Gal net į stovinčiai važiavo, kai nieks nesėdėjo automobilyje, dėl to ir begai neiššovė. Super. Tai va, draugai, tai tikiuosi kažkiek paaiškinau. Mes, kaip sakyt, mes suprantam, kaip automobiliai atrodo daužti ir kas tenai laukia giliau. Taip pat BitPro žino, kas slepiasi po kiekvienų smūgių ir jie tikrai jums gali padėti išsirinkti, ką jūs norite. Visą laiką jie turi variantų pas save iš karto vietoje, gal jūs tiesiog norit kažką, net nežinot ką, tai jie gal pasiūlys ir jums tiesiog užkips kaip variantas, kad noriu šiandien šitą automobilį. Ir jie taip pat atsakys, ar šis automobilis susitvarkys lengvai ir greitai, ar čia reikės investuoti daugiau laiko ir pinigų. Tai va, tai labai ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite paspausti like, subscribe ir susimatysime kitame Buildus epizode. O ten tikrai turėsim ką parodyti, nes šiuo metu mes žiauriai užsivertę, net nespėjom filmuotis, tai kažkaip pakentėkit, tuoj parodysim nerealų kūrinį. Ir tas kūrinys prasideda iš net iki